Labai diena. Kokią šiandien švenčiame šventę? Iš tiesų švenčiame jau kelintus metus labai prasmingą gimnazijai šventę, tai prezidento Jono Žemaičio 104-asias gimimo metinės ir tuo pačiu dar vis gyvename Lietuvos nepriklausomybės dienos atkūrimo dvasia. Aišku. Ir kuo šis renginys yra svarbus gimnazijai? Iš tiesų, tai yra pirmą kartą mes tokį renginį darėme, norėdami įteisinti suteiktą garbingą vardą, o nuo praėjusių mokslo metų šį renginį jau organizuojame kitaip ir tiesiog patys gimnazistai dovanoja gimtadienio progą prezidento Jono Žemaičio atminimui savo atliekamas dainas. Labai jums ačiū. Labai diena. Taigi norime paklausti, kokias gimnazistų vertybės ugdo šis patriotinės dainos konkursas? Kokias ugdo labai sunku pasakyti, nes kiekvienas turėtų būti, kiekvienas savo pasverti, bet mes norėtumėm, kad mūsų valstybinės šventės būtų ir linksmesnės, ir patrauklesnės, ir taip pat įtraukti ir tokį kaip ir į konkursą mokymus. Tai jeigu gimnazistas dainuoja patriotinės dainas, elgiasi tvarkingai, tai manom, kad jis ir gatvėje, ir visur kitur elgsis tvarkingai ir pagalvos apie savo tėvynę, kurioje jis gyvena daugiau teigiamai negu neigiamai. Taigi šis renginys tikrai reikalingas mūsų bendruomeniai? Jis yra reikalingas, jis jau 2 metai vyksta, galbūt kitais metais pagalvosim kokią nors kitokią formą. Šitas renginys jau tapo lapkričio mėnesį ir rajoninį renginį panašus, tai mes manom, kad ta užvesta mūsų renginių tradicija, jį tęsis, galbūt šiek tiek kitais metais pakeisim formą arba ką nors sugalvosim naują. Labai jums ačiū atsakymus. Žemė Lietuvos, koks laimingas